Kodėl balete siūlyčiau vengti juodos spalvos, ryškaus makiažo ar didelių auskarų? Pirmiausia, atskirkime dvi sritis. Vienas, kaip artistas dar mažam amžiui formuojamas, auginamas, skiepijama tam tikri suvokimo ir supratimo elementai. O kitas dalykas tai ėjimas į sceną, kur visai kitos taisyklės, jos priklauso nuo jūsų paskirto personažo ar choreografo sumanymų. Šiandien aš noriu kalbėti tik tai išskirtinai apie baleto artisto formavimą. O čia labai svarbu švara, estetika, kuklumas ir šviesa. Baletas yra šokis, klasikinis šokis su pakankamai didelė amplitude ir tai gali būti visada tokia labai siaura riba ant nuslydimo į vulgarumą. Todėl labai svarbu, kad mažą vaiką formuoti prie ypatingai švaros estetikos. Pavyzdžiui, kodėl mūsų mokykloje uniformos visos tik pastelinės spalvos. Todėl, kad tai įpareigoja kostiumėlius dažniau plauti, juos prižiūrėti, kad jie būtų estetiškai švarūs. Tai yra jau psichologinis dalykas. Juk visi žinome, kad psichologijoje, jeigu mes apsirengsime baltai, pasteliškai, visada asociacija bus su kuklumu ir gražumu. Juk būtų keista pamokų metu pamatyti ryškų makiažą pas baleriną, arba ryškiai nulakuotus ilgus nagus, arba iššaukiančiom spalvom, ryškiom, neoniniam. Tai viskas atrodytų tikrai ne baletas. Šitos estetikos per įvaizdį negalima nuvertinti, nes tai yra psichologija ir patikėkit, tai formuoja mažą asmenybę.